aš savo video standartiškai pradedu visada nuo pagrindinio klausimo, kurį užduodu absoliučiai visiems pašnekovams, nes aš labai tikiu kažkaip, kad žmogus pats save žino geriausiai ir gali save pristatyti geriausiai. Jeigu reikėtų man dabar kažkam papasakot, kas yra Tautvilas, laidų vedėjas. Žmogus, kuris renka kompus, šneka apie laidus, apie setupus ir, ką žinau, labai sudėtingas klausimas, bet taip senai jau apie tai, toks buvo didelis laiko tarpas, kai iš vis nieko to nedariau ir galbūt savo tipo identity biškį pamiršau. Okay. Ir dabar gaunasi, kad reikia rekonstruoti save ir tipo vėl surasti save, ką aš noriu, tipo, kaip sakyti, daryti, nors tipo kaip ir aišku, bet tipo kaip save ištransliuoti. Tai aš dabar tokio esu in a green zone. Okay. Va, tai dėl to labai sunku yra pasakyti, tipo, maždaug, kaip save dabar įvardinčiau. Man turbūt akivaizdžiausias tiesiog noriu būti, tipo, kontento kūrėjas, viskas, testuoju, tipo, ir kaip įmanoma, tipo, tai gražiausiai perteikti. Okay. Nes vis laiką buvo mano tokia, va, tipo, misija. Make sense. Tipo, Lietuvoje padaryti kažką tokio, kas žmogus, tipo, atėjęs pas mane į kanalą, sakykime, ne, ar tai būtų ten susijęs su Cubals, ar nesusijęs su Cubals, kad, tipo, va čia, tipo, reikia pasidžiaugti, nes mes, tipo, turime aфиgeną kontentą ir, tipo, labai kokybišką ir kad žmonės pagalvotų, wow, va čia tai gerai atrodo. Šiaip pats užsiminė apie Cubals, planavau ir iš tikrųjų neplanuoju daug klausinėti apie tai. Ten buvo, kai buvo, ne mano reikalas ir jei kas kada nors norės papasakot, tai ir padarys ir užduos klausimus. Aš galbūt labiau norėjau susifoksuoti tai, kad dirbdamas su Cubals sukaupiai tikrai daug ir stiprios patirties. Kaip ne kaip, jūs savo YouTube kanale, nežinau, jūsų tuometiniam kanale publikavot 250 videkų. Tai yra žiauriai didelis kiekis. Ir per 250 videkų iš tikrųjų surinkot palyginus netiek ir daug peržiūrų, 450,000, kas šiaip susumavus yra wow. Padalinus, kaip Lietuvos rinkai, turbūt neblogai, bet kaip pats vertini tą savo etapą? Blemba, tas etapas iš tikrųjų buvo žiauriai linksmas, kaip ir sakai, daug pamokų. Ir tai net nebuvo ta, kaip sakai, tos vietos, kur jau išsiryškinam, kaip mums geriausiai perteikti ir kad tipo realiai surinktos geras peržiūros, nes labai dažnai tie žmonės, su kuriais bendraudavom, ar tai ten būdavo kažkoks nors influenceris, ar ten marketingo žmogus, kodėl pas jūs tiek mažai peržiūrų? Kas taip negerai? Gal mes kažkaip nežinau, gal mūsų thumbnailai buvo šudinė, nes tai turi labai daug įtakos. Gal mūsų titlai buvo šudinė. Gal aš buvau šudinas, tipo kaip vedėjas. Tų, va, tipo, laidų. Tipo, gaunasi, kad aš turiu savo laidą, būdamas laidų vedėjas, apie laidų vedimą. Okay. Bet aš manau, kad tiesiog nedėjom iki to įsigryninimo. Ir sakyčiau, galbūt prieš man išeinant paskutiniai galbūt video jau pradėjo galbūt kažkokį retuliuotis į kažkokį va, tipo, jau atsakymą, ne, kaip mums, pavyzdžiui, video padaryti, kokios maždaug mes kokybės norim, galbūt kažkokį pradžiui sketchą padaryti. Tai su labai suryčiu labai gerai gavosi paskutinis video, kur padarėm sketchą pradžioj, kur reikėjo biškį pagalvoti ir kažkaip perteikti labai įdomiai. Ir aš manau, kad buvo labai tokių mini dalykų, nes, sakau, visą laiką yra labai svarbu tie va thumbnailai ir tas visa kita. Ir aš manau, dėl to mes galbūt ir nesurinkom va tų gal geresnių peržiūrų, bet pradžia ta, ne, kaip tą norim padaryti, buvo, manau, yra gera patirtis. Bent jau aš, pavyzdžiui, dabar asmeniškai įsivaizduoju, kaip norėčiau, va, tipo, perteikti ir kokį, pavyzdžiui, norėčiau thumbnailą padaryti. Kad būtų, va, toks tipo kaip hookas būtų. Ok. Ar kada nors esi pagalvojęs apie tai, kad galbūt jūs labai stipriai susifokusavot į produkcinę kokybę, bet per mažai galvojat apie struktūrą? Taip. Nes
kai daug dalykų darai vienu metu, aš sakyčiau, labai būdavo tokių momentų, kur pamiršti pasiruošti. Ir kai tu pamiršti pasiruošti, prasideda toks biški mini chaosas. Ir tada labai yra sunku sugaudyti galus, žinai, kaip turėtų būti tas, anas, trečias, ką reiktų teisingai pasakyti, blemba, pamiršau tą paminėti, tą, aną, trečią. Ten galbūt, ką žinau, nedamegojau, nes galbūt dieną prieš irgi filmavom ir streaminom. Labai daug dalykų buvo daroma vienu metu ir sakyčiau dėl to, gauni kaip ir gerą productioną, bet pati ta kokybė, tą, kad tu gauni iš informacinės pusės, gali būti tiesiog, to vietoj buvo galbūt sausoka. Okay. Bet, kame esmė, aš nėra, kad prieš tai dariau video ar dar kažką. Mes realiai šokom ir man reikėjo iš karto persiorientuoti. Aš realiai prieš tai dirbau samdomą darbą ir aš visą laiką, norėjau contentą kurti. Ir gausi, kad mes iš karto iššokom į high productioną, į viską high, darom insane. Ir tada tu pamiršti, kad blemba, aš dar net nespėjau net pats asmeniškai užaugti. Ir būt comfortable prie kameros, prie žiūrovų, kad mane žiūri, kad aš gausiu kažkokį komentarų, kaip ten kas, ką daryti, žinai. Ir turbūt mažai gal buvo laiko turbūt. Nes viskas labai atsirėmė į laiką. Kaip galvoji, ką reiktų keisti, žengiant į priekį su visom tom patirtim, kad tas turinys, nes aš suprantu, kad nuo technologinės temos nenorėtum nubėgti labai toli, aš taip tikiu. Ir ką reikėtų keisti, kad tas turinys būtų lengviau suprantamas tam vidutiniam žiūrovui. Bet tą labai norisi, aš sakai, kai galvoju apie naują video, aš galvoju, kas būtų man įdomu, kad pats žiūrėčiau. Nes kitaip, jeigu man neįdomu, arba aš kažkaip paruošiu ne taip, tai tada niekas nežiūrės. Niekam net tada bus neįdomu. Kokia prasmė žiūrėti, jeigu tau pačiam nepatinka tas turinys, kurį tu kuri. Bet aš sakyčiau, kad reiktų tas pasiruošimas, tas, sakykime, kai tu darysi pokalbį su Tulažūnu, jis minėjo, kad blemba, kai pasiruoši, tada iš karto yra ramiau ir tu žinai, kaip perteikt. Ir kai tu pradedi ruoštis vis daugiau, tada įsigrydini realiai, kas tada veikia. Ko žmonėm reikia. Nes tada matosi, kad, pavyzdžiui, jeigu tu pasiriši taip, reiškia, šitas veikia ir tu, pavyzdžiui, atkartoji daug kartų ir matai, kad visą laiką tas pats ir tu tik tai karts nuo karto, nes pagal tam tikrus trendus tu šiek tiek patweakini tam tikrus, žinai, dalykus. Bet realiai tu matai, kad, šitas veikia. Ir viskas. Tai, ta prasme, arba kitų minėjai apie MrBeast'o šitą, kaip sakyti, programą, ne? Kai kalbėjai su Matuliu. Shoutoutas Matuliu, jeigu žiūri. Greičiausiai nežiūri. Gal greičiausiai nežiūri, aš jam pasakysiu, pasižiūrėk, prašau. Tai kai tu pagauni tą programą, kaip viską daryti ir tiesiog patweakint pagal save, kas tau yra aktualu, tai aš manau, kad tada susirinki ir žiūrovų ir tada lengviau yra pertikti tą, ką tu nori pertikti ir tada, tą average, tą viewerį tu greičiau pagaus. Bent jau aš taip manau. Šiaip labai geri pastebėjimai. Aš pats iš savo asmeninių patirčių, iš savo klientų patirčių, iš to, kai tenka konsultuoti kitus žmonės kūryboje, ypač kurie nori konstruoti videkus, labai dažnai pastebiu, kad daug kas kalba apie tai, kad testuosim, darysim, atnaujinsim kažką, žiūrėsim metrikas. Tai iš tikrųjų nelabai supranta, ką tikrai reikia žiūrėti ir koks viso to tikslas ir kaip viską tą pritaikyti, kad tas turinys būtų geresnis. Tai šitoj vietoj aš labai suprantu, ką tu nori pasakyti, nes iš esmės kiekvienas sukurtas video atneša tau kažkokių duomenų, ten, nežinau, vidutinės peržiūros laikas, pažiūrėjimas, parodymų kiekis. Jisai duoda tau tam tikrą atspirties tašką. Faktas, kad iš vieno videko rezultatų tu nieko negali susirinkti ir spręsti. Tau reikia jų paleisti 10, 15, bent jau, kad tu turėtum kažkokį vidutinį peržiūrų skaupą. 100 tam tikrais atvejais, būtent. Jo. Ir šitoj vietoj man buvo smagu matyti, kad jūsų kurtame projekte jisai po 100 net nebuvo sustojęs ir įdėjot toliau ir darėt. Tai tik tais, kad galbūt ta implementacija, ką ir sakai, šiek kažkurioje vietoje buvo nukrypus nuo to pagrindinio plano. Jo, nes buvo ieškojimas, pavyzdžiui, aš nemoku daryti reviewsų. Mes, kai darėm
unboxingą, reviewsą tipo tą vadinamą tokį, ne, iPad'o. Viskas buvo labai greitai. Ir man labai patinka rašant, kai aš nesu comfortable daryti tam tikrą dalyką ir perteikti tą informaciją. Tu, žinai, pasižiūrė MKBHD. Dievas reviewsų realiai, ne? Ar Mr. Who's the Boss, ne? Irgi man atrodo. Jie tai pertikė, aišku, jie pasirašo skriptą, ten visą kitą, ten yra labai daug sudedamųjų dalių, kaip jie tą viską atlieka, bet tas pateikimas atėjo per laiką. Tai atėjo per... Faktas. Kiek? 15 metų jie daro kontentą. Who's the Boss gal biškai trumpiau, bet LKBHD vienareikšmiškai. Bet minimum 10 plius, ne? Seniai, aš metus darau. Ir aš turėjau perteikti tą info žiūrovui, kad jis suprastų. Tai turbūt geriausias buvo pavyzdys, kai mes su Matuliu turėjau privilegiją po unboxingą padaryti iPhone'o. Mačiau. Vieni pirmųjų. Tu gauni gairias, tipo tą, tik tai gali sakyti, ir tu realiai, kai jau nesi, kaip sakyti, labai patyręs, iš vis yra labai sunku kažką perteikti, pasakyti šitas, ir tu sako, negali lyginti su senesniais iPhone'ais. Nu taip, tu užbipini keiksmažodžius? Ne. Blet. Sunku perteikti, kai ir tu taip esi susikaustęs, žinai, ir tave dar labiau sukausto, ir tada labai sunku perteikti, tada maždaug tai nekur kontento, bet aš noriu ir tobulėti. Šitoj vietoj aš suprantu, ką nori pasakyti, nes dažnu atveju tam, kad gerai atspindėtum įrenginį ir tu jį, sakykime, racionaliai įvertintum, nori panaudot kažkiek. Ir tą pirminį first impression susidaryti, reikia laiko. Bet, kaip ir tu sakai, čia yra pasirašymo reikalas. Labai dažnu atveju pasirašymo reikalas. Jeigu susipažįsti su rinkos standartu, kokia dominuojanti mobiliojo telefono baterija šiuo metu yra, koks yra vidurkis capacity, kiek talpos, koks yra vidutinis sensoriaus dydis kameros. Dažniausia populiariausias dalykas, aktualiausias žmonėms, nes naudojamės kaip vietoj fotiko tos telefonus. Tiek kontentą kuriant, tiek bele ką darant. Tai tau tą vaizdą biški lengviau susidaryti. Bet iš tikrųjų, šiek tiek grįžtant nuo šito prie pasiruošimo, pasiruošimas dažnu atveju lemia 85 ir aš net kartais sakyčiau 90% galutinės produkcijos kokybės. Ir aš tai matau nesvarbu, ar kuriu videkus TikTok'ui, ar Instagram'ui, ar čia YouTube'o pokalbis bandau pravesti, kaip išeina, žinai. Tiek su klientais dirbant, pasiruošimas visada lemia, kiek geras tavo galutinis produktas bus. Ir tas pasiruošimas komerciniam lygmenyje, kai mes kalbam apie užsakomuosius video, jisai yra įkainojamas tam tikrom biudžetiniam eilutėm. Daugiau pinigų, daugiau pasiruošimo, geresnis rezultatas. Mažiau pinigų, dažnu atveju eksprontas, ir jau ką gausim. Mano buvęs kolega labai gerai sakydavo, kai nežinai, ko nori, nežinai, ką gausi. Kai neturi pinigų irgi. Jo, bet būtent tokių pas tave galbūt ir atvejų yra buvę, kur mažas biudžetas, bet turėt pasiruošimą. Vis tiek pasiruošė taip pat, kaip, sakykime, jeigu sumokėtų ir didesnį sumą už... Tikrai taip. Čia šitas pointas labai geras ir aš galiu šiek tiek prasiplėšti šitą vietą. Kai tu... Bet sorry, prieš tau sakant, šiaip man labai patiko tą, ką šitą buvo atsiuntęs pažiūrėti. Šiaip labai gerai atrodė. Geriau negu LRT. Ačiū. Šitoj vietoj, supranti, yra momentas, kai tu per 12 metų sukaupi patirtį, tu kartais tiesiog žinai bazinius dalykus. Tu žinai gerus kameros vaizdus, tu žinai kampus, tu esi susipažinęs su kompozicija, su apšvietimu, kaip apšvietimas veikia aplinką ir kaip apšvietimas veikia aplinką dažnu atveju labai stipriai lemia tavo galutinį rezultatą. Ir šitoj vietoj faktas, kad klientui su mažesniu biudžetu tu nefilmuosi prasčiau, tu neatsineši telefono, tu dirbsi su tą įrangą, kurią turi, tiesiog nesinuomosi jos dar geresnės. Ten Redo nesinešė, Arelexas nesinešė, Blackmagico nesinešė, ne? Ir 9% atveju to net ir nereikia. Bet kai mes kalbam apie mažesnio biudžeto klientus ir pasiruošimą, tu lygiai taip pat neskirsi 10 valandų papildomai nuvažiuoti į lokaciją, apsižiūrėti prieš filmavimą.
Tu nesėdėsi ir negalvosi skripto žodį su žodį. Niekada, jei klientas nesusimokėjo, nes tiesiog tu turi kitų darbų, kuriuos daryti ir tu negali neapmokestinamo darbų daryti. Tai tu daugiau improvizuoji vietoj. Jo, bet aš manau, kad vis tiek tu gali tas toks tipo kaip mini darimas, tu galėtum tiesiog elevatinti savo kaip value. Jo. Tada žmogus gauna daugiau, negu jis sumokėjo, ir tada jam gaunasi toks kaip no-braineris, tada rekomenduoti, jeigu kažkokia kita įmonė irgi tą patį nori, nes sako, mes tik tiek sumokėjom, bet gavom tiek, ir ta prasme, tu po kažkiek laiko tada gali jau, sakyčiau, galbūt ir daugiau jau nes čardžinti už tą patį, nes ir taip ir ne. Vėlai daugiau. Ir taip ir ne. Jo, aš tiesiog tokį pastebėjimą. Čia, matai, šitoj vietoj turim suprasti vieną dalyką. Lietuva nėra labai didelė rinka ir įmonių kiekis, kuris gali pirkti didelės ar bent vidutinės vertės video turinį, yra labai ribotas. Ir dažnu atveju žmonės turbūt išdirba vieno įmonį 4-5 metus. Tai kai tu atėjai į tą įmonę, jeigu susiradai patikimą paslaugos tiekėją, labai maža tikimybė, iki kol jis nesusišiks, kad tu jį ir pasikeisi. Tai kartais tavo kokybė net nebūtinai lemia, kad tu atsirasi pas kažkokį gerai apmokamą paslaugos užsakovą. Vien dėl to, nes jis jau turi tiekėją, kuriuo jis yra pilnai patenkintas. Ir mano atveju, aš ateinu su papildoma nauda ir know-how, nes suprantu, kaip veikia internetas, nes esu dirbęs su e-komercija, žinau, kaip reikia formuoti būtent internetinį turinį ir aš grindžiu tai ne teoriniam blevizgom, kur aš ateinu ir pripudrinu smegenis, darykit tą, darykit aną, o aš parodau, kad žiūrėkit, aš padariau pats savo, man veikia, remkimės panašiais metodais, suformuokim kažką ir jums. Ir šitoj vietoj tai yra pakankamai didelis išskirtinumas, nes tikrai ne kiekvienas išdrįsta sės prieš kamerą, bendrauti su žmonėm, priimti visą kritiką, priimti visus komentarus ir pateikti save tokį, koks esi. Jo. Tai šitoj vietoj yra tų papildomų selling pointų, žinai, kaip gali save pristatyti ir kaip pagrysti savo ekspertiškumą. Nes iš esmės, kai viskas persikelia į internetą, tai, supraskim, kad ir tas turinys pasikeitė. Viena yra kurti reklamą telikui, o visiškai kas kita yra kurti internetui. Ir vien dėl to, kad tu moki gerai filmuoti, dar nereiškia, kad tas tavo turinys būtinai veiks internete. Labai labai dažnai prekių ženklai Lietuvoje, turbūt ir užsienyje, daro kontentą, kurio patys pakritę ant sofos nežiūrėtų. Jau kažkuriam pokalbį apie tai kalbėjau, bet tai yra, liūdna tiesa. Dirbu su valymo įrenginiais tokiais. Įmonė, kuris diegia valymo įrenginius. Paprastai kalbant, lietuviškai šūdų verslas. Žiauriai geras verslas. Visiems reikia. Ane? Kaip šitas sąvartynai, ne? Jo, bet ką aš noriu pasakyti, žinai. Mažai kas kalba, mažai kas apie tai galvoja. Bet peržvelgus bendrai jų rinką, jie visi iki šiol komunikuodavo vienodai. Vienodai liūdnai arba tėvelio bairiais iš kažkokio mažo miestelio, gal net miesteliu to pavadinti negalim, kur dar, ką tik, žinai, iš pirties išėjo, žinai, ir gal net pirigaras tvelkia. Aš bairį tokio lygio. Ir tas, žinai, profesionalumo nesuteikia, išskirtinumo irgi jokio, bet žmonėm paslaugą pirkti reikia. Ir tokių nišų ir rinkų yra belekiek. Mes turim, nežinau, ar teko susidurti, yra toksai labai labai kietas bičas, kiemo magas, kuria kontentą Instagrame. Gal ir TikTok'e, gal TikTok'e man tik tai jo neišmeta, aš jį pagrindinę Instagram'e seku, kuris būtent kalba apie lauko darbus. Trinkeles, apdailą ir panašiai. Geras turinys, stiprus auditorijos įsitraukimas, faktas, kad jiem garantuoja tai užsakymus. 100%. Jisai savo rinkos herojus. Ir ką tu galvoji, jisai nesusilaukė kokiu nors kolegų, konkurentų komentaro atėjus į parduotuvę nusipirkti vinių papildomai. O žiūrėkit, žvaigždė atėjo, 100% sulaukė. Čia dabar klausimas tik tai, kaip žmogus su tuo tvarkysis, ane? Yeah. Bet ką aš noriu pasakyti, kad jeigu tu mastai, jeigu apskritai tu esi progresyvus, jei tu mastai novatoriškai, tu žengi kojam, ta prasme su technologijom, tu šią sekundę turi belekiek galimybių. Nesvarbu, ar tu trinkeles dedi, nesvarbu, ar tu antkapius kali, nesvarbu, ką tu darai. Visada yra istorija, kurią tu gali papasakoti.
Tai šitoje vietoje man atrodo, kad reikia visiems turbūt suprasti, kad yra kontentas, visi mes jį vartojam ir mes negalim jo kurti tipo nuo brando, nežinau, kokio nors Edifier. Mes Edifier gaminam geriausias kolonėlės, kurias galite rasti internete. Jo, tu kaip akcininkas pati virzinai mano šitą reklamą, bet tu pats ją žiūrėtum paspaudęs feed'e, vakare grįžai nusimetė į kostiumą, įšokai į treningus, pakritai ant sofos, kelias minutės po dantų įsivalymą prieš miegą paskrolinį. Paspausi laiką, va taip nuoširdžiai. Greičiausia ne. Ir dėja, tas mindsetas vis dar toks. Ir ta kokybė, žinai, jinai gali būti. Tas tą patį, bet kaip ir tu sakai, jūs irgi turėjot kokybę, ne? Pritrūko kažkurioje vietoje insighto, kažkur adaptacijos. Iš esmės nedaug trūko ten jums iki geresnio rezultato. Bet ką aš noriu pasakyti, žinai, kad yra žmonių, kurie pasiėmė 13 iPhone'ą, kuris yra vis dar puikus telefonas, pasiėmė, nežinau, kokį nors seną S21 Ultra, kaip pavyzdys Samsungą, gamino kontentą, bet istorija juos velka ir nesvarbu, kaip atrodo. Vaizdą auditorija atleis, ko niekada neatleis tai garso. Jo, bet viskas tai susideda. Jeigu garsas geras, tai dažniausiai, žinai, tikimasi, kad arba vaizdas bus geras. Matai, kaip yra. Mes pamirštame visą laiką įsivertinti vieną labai svarbų dalyką – interneto spartą. Gudrus tu, sėdėdamas Vilniui su gigabitiniu internetu, sakyt, kad jo, vaizdas yra svarbus, man reikia čia tipo vaizdą. Čia kas toks? Tu, ponas. Kai mes kalbam, žinai, apie Lietuvą, mes nekalbam tik tais apie Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius ir Panevėžį ar Alytų. Ne? Mes kalbam ir apie vidutinius ir mažesnius miestelius, Šakius, Jurbarką, Balbieriškį, beleką, kur galbūt ryšio bokštas kažkur toliau stovi. Galbūt tu tiesiog gyveni vienkiemį, bet tu lygiai taip pat turi perkamąją galią, tau lygiai taip pat reikia paslaugų ir produktų, bet tavo internetas gali būti tiesiog prastesnis vartojant tą patį turinį ir platforma tau automatiškai apkarpys tavo vaizdo kokybę taip ar taip, o garso ne. Dėl to, kai mes kalbam apie garsą, garsas yra visada prioritetas. Jeigu tu turi švarų, gražų garsą, žmogus klausys. Jei tu turi... Tikiuosi, kad pas mane yra švarus ir geras garsas. Aš labai tikiuosi. Aš labai stengiuosi, kad būtų švarus ir geras garsas. Jei net prabėgtum pro mano komentarus po videkais, pakanka kelių trumpų atkarpų su garsu, kad žmonės parašytų komentarą. Niekas neparašys, kad žiūri geras vaizdas. Aš skaičiau. Tai va. Aš skaičiau tavo komentarus. Nepraslysi, žinok. Tai vad sakau, garsas yra tai, į ką reiktų susifokusuoti. Visi mes turim, ta prasme, bele kiek tų įrenginių šiais laikais namuose. Visi jie filmuoja. Ne visi įrašinėja garsą gerai. Dėl to, pavyzdžiui, kaip pirmą investiciją visą laiką pasirinkčiau būtent garso įrašymo kažkokią priemonę. Jų dabar tikrai yra įkainamos. Garso įrangą, sakyčiau, galbūt galima teikti, kad yra šiek tiek pigiau gauti gerą negu kamerą. Vienareikšmiškai. Nes realiai gali viską išskalbiu.lt, galima įsigyti tikrai gerų dylų būna. Tai Facebook Marketplace'as. Ok, dar yra vienas momentas, kur, tipo, pavyzdžiui, jeigu prieš streaminimo, tipo, yra daugelis žmonių, kurie streamina be kamerų, bet puikiai girdisi. Tai, jo. Aš suprantu. Tai sekantis dalykas po garso, mano nuomonė, turėtų būti šviesa. Šviesa ir kompozicija. Ok, čia tipo tu meti kažkokius šeidus, čia tipo... Nes. Pas mane apšvietimo blemba, net. Kas čia yra? Ne, pas tave background oranžinė spalva, va tai va, gražiai stiliovai, ten tas. Taip, Spider-Manas aspirė man į galvą. Mano Avengerių gaila nėra. Bet supranti, ką norėjau pasakyti, kad kiekvienas įrenginys filmuoja tiek gerai, kiek sensorius gauna šviesos. Labai geras pavyzdys yra Pinhole. Nežinau, ar teko susidurti, kas tai yra per technologiją. Pinhole yra senovinis fotoaparatas, kurį gali pasigaminti pats namie iš degtukų dėžutės. Man atrodo, kur paskui šviesa kažkaip tai iš... Principas yra labai paprastas. Pasiemi, nežinau, tuščią Pepsi, Coca-Cola, Sprite, belę kokią kitą skardinę, nes viduje yra folija. Jo. Joje padarai... Ok, dabar prisimenu. Raminta gavo dovanų.
Tiksliau, mano žmona Raminta. Jo. Net ne Ne mano žmona Raminta. tavo žmona. Tai mes studijų laikais dar tokius gamindavom ir ten įdedi į vidų fotojostelę, tu ją prasuki ir tau tiesiog dėl šviesos palikus į stabiliai kurį laiką kadrą, tu tiesiog gauni nuotrauką. Tai mes turim suprasti, kad tai yra paprasčiausias būdas paaiškinti, kaip veikia sensorius. Šviesa atsispindi ir tu gauni kokybišką vaizdą. Kuo daugiau šviesos, tuo daugiau raiškos. Tai net jeigu tu filmuoji telefonu, yra N+K būdų, kaip padaryti, kad viskas būtų daug gražiau ir daug geriau. Tai dėl to aš, tarkim, net ir buitekiškai istorius, kai žmonėm pasakoju, kaip filmuotis, atsistokit prieš langą. Jeigu saulė itin ryški, šiek tiek pritraukit užuolaidą dieninę ir filmuokit kiaurą didinę užuolaidą, taip sušvelninsiu su šviesą. Tai šitoje vietoje sakau, yra daug būdų, kaip pagerinti, neinvestuojant į įrangą. Nes galų gale, žinai, mes čia vis dar kalbam tik apie techninius dalykus. Bet kas svarbiau už viską yra istorija ir žinutė, kurią tu nori papasakoti. Turi žinutę, tave žiūri. Jei ta žinutė aktuali, neturi žinutės, oh well, sorry. Taip, aš tą labai gerai prisimenu per streamus, ypač. Jeigu gaminu, visiems pohui, bet jeigu tu pradedi temą, gal den kažkokią, tai Hebra susirinka atrodo kaip į Žalgirio areną. Visiškai. Tam tikrų mastelių, aš nekalbu, kad ten 10. Visiškai. Bet tiesiog susirenka ir tada yra momentas, kur tu gali tada bet ką daryti ir Hebra vis tiek susirinka, nes tiesiog jau, kaip sakyti, savaime suprantama. Kad, bet čia tu turi pasiekti tą tašką, kad galėtum daryti ką nori. Taip. Ir kito taško yra, žinai, geras kelias paėjėti. Nes jeigu mes kalbame apskritai apie turinio kūrimą, kodėl, pavyzdžiui, aš primažinau gamingo streamų TikTok platformai. Dėl to, kad tai nėra visiškai inline su tuo, ką aš darau feed'e. Faktas. Ir tai nekuria jokios vertės ir netgi neša daugiau konfuzo. Kitaip tariant, aš neefektyviai auginu dvi auditorijas. Paprasta strateginė įžvalga. Pradėjęs streamint, pradėjau kurti mažiau kontentą. Mažiau kontento, lėtesnis augimas. Bendras paskyros. Gamindamas live'ų metu, aš kuriu visiškai naują bendruomenę, kurios neatsivedu, nes negaminu gamingo kontento. Kitaip tariant, aš švaistau tam tikrą prasme savo laiką ir tiesiog turiu kartais priimti sprendimą, tai gamingas gal visgi yra tik mano hobis ir man tiesiog smagu. Nesakau, kad to niekada nedarysiu toliau. Tik sakau, kad darysiu tai mažiau. Ir visgi prioritetas yra mano kontentas, nes man patinka pasakoti paprastas istorijas. Man patinka pasakoti kartais sudėtingesnius, ne visiems taip lengvai suprantamus dalykus, paprastai žodžiais. Ir tai susilaukia dar tikrai daug komentarų, kad sako, aš kai nieko nesuprantu, sako visai, man ir čia per sudėtinga. Tai, bet iš esmės, jeigu tu nori būti sėkmingas internete, tu turi mokėti kalbėti 5-mečio vaiko kalba. Jo. Tada supras visiškai visi. Tai šitoje vietoje aš manau, kad vertės kūrimas yra visų pirma, ką tu turi padaryti. Ir tarkim, visos tos paskyros, apie biškai grįžtant prie įmonių paskyrų, ne, kai jos komunikuoja, jos nori parduoti, bet jos nenori parodyti savęs. Dėl to, tarkim, aš galvoju, kad maži ir vidutiniai verslai, kurie yra lankstus, gali būti greiti, prie geros organizacijos, didelio noro, jie gali būti daug efektyvesni ir augti daug greičiau, nes gali rodyti save, gali rodyti užkulisius ir panašiai. Kiti, ko daug kas bijo ir nesupranta, tai mes atiduosim visas žinias, tą vadinamą visą know-how ir niekas nebepirks paslaugos. Atiduodant visą know-how, žmonės kaip tik pas tave pirks paslaugą, dėl paprasto fakto. Taip, gal bus tų, kurie susirinks informaciją ir pasidarys patys, bet tau jie nėra tavo klientai ir nėra tau pakeliui suveiks, ne? Bet didžioji dauguma tingės darytis galiausiai patys, bet jie žinos, kad tu puikiai tą supranti ir pas tave ateis. Tai va čia tas yra konfuzas, kurį irgi reiktų visiems įsisavinti. Bet, dėja, dar kol kas ne visiems tai atėjo. O kaip tu pats galvoji, sukūrėt daug dalykų. Ta prasme, 200 pentų ir ne vienetų yra daug. Ir per sąlyginai trumpą laiką. Jūs turėjot, ta prasme, užkūrę varikliuką, kurį turėjot sukti ir negalėjot gesinti. Kas daugiausiai jums laiko sugaišdavo? Filmavimas, montažas? Abu. Visas tas būdavo, kaip sakyt, čia visas tas ir buvo varikliukas. Ir gavosi, kad mes tipo kaip ir turėjom sistemą, kaip ir techniškai, bet buvo tam tikri dalykai, kurie įsikišdavo ir tada ta sistema karts nuo karto ir sugriūdavo.
bet ilgiausiai užtrukdavo, blemba, gal montavimas, iš tikrųjų. Nes norisi kaip ir perteikti, kad būtų gražiai, kažką iškirti, galbūt nesinori žmogaus vardo sugadinti, arba tiesiog kažkokie, žinai, mini niuansai, bet pasiruošimas, kaip, jis nėra kad trumpas, jis, prasme, būdavo kaip apšvietimas, nes svarbu būdavo, kad apšvietimas būtų geras, dar kažką. Ir buvo tokių momentų, kur apšvietimas nebūdavo geras, ir paskui supratom, ypač su Jankevičius video, čia buvo turbūt mums jau toks, kur jau mes jau toj vietoj, kurioje esam, jau nelabai galim kažko ištraukti geriau. Per tamsų, žinai, dar kažkas, o paskui jau, kaip su stonkom, jau buvo aфиgenai, jau apšvietimas buvo gražus, jau pateikimas buvo gražus, žinai, spalvos, viskas ryšku, aišku ir patogiai. Mes realiai stonkus video nufilmavom per 2 valandas, 1,5. Labai greit, labai viskas va tai va. Bet galutinis epizodas vis tiek, jeigu gerai pamenu, buvo kažkas apie valandą. Kem minučių, man atrodo, galbūt. Ar kem minučių, jo. Jo, bet jis gavosi labai kokybiškai, kaip iš tos pusės, kad viskas buvo labai aišku. Kas buvo aišku, kad nieko negalim sakyti, nes jis yra under the contract, ten jeigu neklystu, su Apple'u. Okay. Ir buvo tam tikrų rėžių, kuriuo mes negalėjom peržengti. Tai gavosi taip iš informacijos galbūt sausokai, bet buvo pats procesas labai lengvas, labai lengvai viską pasidarėm. Su juo buvo paprasčiau. Bet jeigu įmant tokį sėkmingą projektą ir jeigu reiktų jį skaidyti į 3 dalis, kurios dalies vertė buvo didžiausia? Pasiruošimas, filmavimas, montažas? Blemba, labai sunku visus atskirti. Nes ne vienas, kaip sakyt, atskirai šūdas. Kartu tą super galė vos, nežinai. Okay. Jeigu nebūtų pasiruošimas gražiai ten su apšvietimu, su kaip viskas atrodys, visas sudėliojimas, tas mini detalės, tai tada montažas, tada jau editint jau labai sudėtinga. Tai realiai būtų labai sunku atskirti realiai, iš tikrųjų. Juos visus 3. Okay. Tos, kurios tu, žinai, išvardinai. O per visą sukauptą patirtį, kokie yra geriausi tavo asmeniniai laiko taupimo triukai, kurie pagelbėjo pagreitinti jūsų kūrybos procesą ir pagerinti kokybę? Kas labiausia pasiteisina? Kas labiausia pasiteisina? Kaip iš įrankių, kaip iš programinės pusės, ar iš tiesiog taip, kaip tiesiog darėm? Gal kaip darėt, nes matai, programinė įranga tai yra toks, žinai, workflow susikūrimas. Jo. Ką žinau, turbūt bent jau kaip minimum atėjimas prieš filmavimą bent 2 valandom, kad būt in a zone. Kai jau esi in a zone, tai daug yra lengviau pereiti prie to, kad jau tipo mes jau filmuojam. Nes jeigu tu tiesiog ateini 15 minučių prieš ir tiesiog iššoki tiesiai į actioną, tu dalykus pamiršti, daugiau reikia ką tu daryti. Viskas tas įeina, žinai. Jeigu esi jau prieš atvažiuojant, tipo ilgiau, tu pabūni to jau aplinkoj, kur jau viskas, žinai, vyks, tu jau kažkaip tai susigyveni su tuo, tada tau biškai yra lengviau, tada visas tas video, kaip sakyt, flow. Tada jau tu jau susidėlioji kaip ir mintis, ką nori pasakyti, ko nesakyti, kas aktualu, kas bus žiūrovui įdomu, gal kokį, žinai, gal prikolą numesti, bet aišku, tie visi prikolai momente, žinai, atsiranda. Bet jo, tas visą laiką padėdavo atėjimas ir dar plus su idėja, ką tu norėtum, tipo, kaip, žinai, perteikti. Tas dažniausiai laiko sutaupydavom. O kaip keitėsi tavo bendrai požiūris nuo to, kai pradėjai viską ir koks esi dabar, apskritai apie visą tą kūrybos procesą? Galbūt pradžiai, kaip ir minėjai, norėjai daugiau technikos, geros kokybės ir panašiai. Kaip elgtumės dabar, kai startuoji iš naujo? Aš vis tiek noriu geros kokybės, nepaisant nieko, bet aš noriu savo standartą biškiai aukštesnį turėti. Aš ir taip turėjau, aš ir taip jaudindavausi ir prieš kamerą,
Blemba, ten buvo momentas. Turbūt geriausias momentas buvo, kur supratau, ant kiek aš tiesiog nervinaus ir man tas toks šaltas prakaitas ir jau tu tokį turi niežulį tokį tipo, va, žinai, ant pečių, kur toks labai uncomfortable ir tiesiog tu žinai, kiek esi nepasiruošęs, arba tiesiog per mažai laiko buvo pasiruošta, bet aš manau, taip long term. Tai va, kai buvo video su Mackevičiu. Ir mes sugalvojom padaryti tipo segmentą, kuris nebuvo padarytas, nesigavo, nes nėra video, daryti naujieną su juo. Nes mūsų buvo dar vienas iš va, tokių va, tipo, įdomių dalykų, kad mes darėm naujienas. Ir mes turėjom padaryti naujienas ir aš skaičiau tipo tekstą, viskas tam buvo paruošta, kaip prikolo, davai padarom su Mackevičiu. Nu, davai. Ir aš skaitau ir jis į mane žiūri. Man tiesiai, va, tipo dabar, ne, plan. Kai kamera bus, ne, va tai, va, ne? Kaip į tave žiūrėčiau, aš nežinau, kaip matysis, bet, tipo, jis man tiesiai į mane žiūri. Ir su tokia šypsena tokia. Ir aš šiaip man kaip žmogus man patinkantis yra. Man buvo toks jaudulys, aš taip nervinaus. Ir aš tiesiog, man, nu, emociškai mane labai, labai paveikė. Ir paskui žiūrime taip, gal visgi nedarom, gal visgi nereikia. Ir aš tiesiog žiauriai jaudinaus ir aš negalėjau nieko pratart. Ir aš šneku ir man realiai neišeina joks garsas normaliai. Ir praėjom ten pusę teksto ir taip gal prametam šitą idėją, gal nereikia, gal Austėja tegul padaro, kaip daro ir viskas. Tai... Bet aš pilnai suprantu, nes iš esmės aš esu turėjęs patirčių su labai senos kartos youtuberiais, reklamų filmavimams. Mes esam, kai dar agentūrai dirbau, bendradarbiavę su keliais iš jų, neminėsim jų, jie jau nebekuria šiaip internete. Ir tai, kaip jie stipriai save išreiškia prieš kamerą, būdami vieni, ir kai videkai gaunas, atrodo tiesiog wow, ir kai atvažiuoja pas mus į studiją ir turi nusifilmuoti, ir tu stovi žiūros, ir jie nieko negali padaryti. Dėl to, kad žmonės įpratę dirbti vieni. Ir viskas su tuo šiaip iš esmės yra okei. Bet kai tau reikia performint, ir ypač, pavyzdžiui, mano ir tavo rinkoje, kai mes kalbame apie technologijas ir kartais reikia tai daryti viešai, prie kitų žmonių, čia reikalingas tam tikras įgūdis, nes tu turi mokėti išjungti savo kažkokius išankstinius nusistatymus ir sugebėti pažiūrėti į tai kaip į darbą, kurį tiesiog turi padaryti. Man irgi tam reikėjo laiko. Man labai tas padėjo galbūt, kur niekada nesu įvardinęs to, tai pabuvimas su kitais kūrėjais ir pasifilmavimas su jais. Pavyzdžiui, gal didžiausias mano asmeninis progresas ar toksai, bet mindseto būtent prasme, įvyko, kai važiavau į San Franciską su Andrium Talžūnu. Tu matai vis tiek, kaip jisai daro, tu supranti, kad tau vis tiek kontentą reikia skept ir tu negali dabar frustruot, nepaisant to, kad 9 žmonės tave žiūri. Jo. Ir tu tiesiog darai. Tai aš manau, kad viskas tas ateina su patirtim ir galų gale tų pačių technologijų išmanimų, žinai, jeigu naudoji teleprompterį ar dar kažką. Jo, kai su teleprompteriu, jo. Aš visą laiką labai stengiausi, mes, kad turėjom prieigą prie teleprompterio, yra geras dalykas, aš žinau, kad žmonės tai naudoja, aš tą suprantu, bet aš laužiau savęs, kad aš to nenaudočiau. Tipo, aš laužiau, kad man eitų, kaip sakant, mintis normaliai, kad tipo, neturėčiau jokių užstrigimų ar dar kažko, kad eitų flow kažkoks. Ir tiesiog, kad per laiką išmokčiau, forsinau tiesiog save. Šiaip labai geras pratimas dėl to, kad aš asmeniškai pats irgi stengiuosi taip elgtis. Ne visada tą darau, labai dažnai naudoju teleprompterį, nes tai yra tiesiog greičiau ir aš rašau gal kartais geriau ir aiškiau negu dėstyčiau on the spot ekspromptu ten tą savo mintis, bet kur yra niuansas. Teleprompteris kartais iš žmogaus atima tą jo išskirtinumą, toks koks jis yra, tą tikrąjį jo vidinį kažkokį balsą. Bet kalbėt taip ekspromptu apie pakankamai konkrečius dalykus, tu arba turi labai labai daug, turi nešioti žinių savo galvoj, arba mokėti pilsyti iš tuščiai kiaurą ir tada rizikuot, kad galbūt net neši jokios vertės. Tai kai tu nori daryti viską labai paprastai ir tu nesi
nišas ekspertas, nes kai kalbi, pavyzdžiui, mano atveju ne tik apie gadgetus, bet ir apie appsus. Ašgi nesu, ta prasme, tų appsų programuotojas. Aš apskritai esu technologijų entuziastas, bet nesu kažkoks visiškas geekas, kuris super gerai supranta fiziką, varžas, nežinau, ar dar kažką. Tai vien tam, kad nesuklysti, nedezinformuoti, tu privalai, ta prasme, remtis kažkuo ir nebrainstorminti. Jeigu daryčiau kažkokį, nežinau, pardaviminį turinį, mokamai turinį, labai tikėtina, kad laivo metu faktas, kad neskaityčiau teleprompterio. Bet in the end, vėl mes kalbam apie tai, kad turi žiauriai daug praktikuotis ir ruoštis. Ir viso mūsų šito pokalbio bendras vardiklis tai yra būtent pasiruošimo svarba. Nes nesvarbu, apie ką kalbėjom, ar kalbėjom apie tai, kad ateit 2 valandom anksčiau į studiją tavo atveju, ne, prieš filmavimą su Mackevičium, ar ruošiant bet kokį epizodą. Visur yra vardiklis pasiruošimas. Nes jeigu tu gerai pasiruoši, tu gerai sufilmuosi. Jeigu tu gerai sufilmuosi, montažas bus daug greitesnis. Simple. Aš manau, kad tas labiausiai turbūt matėsi, aš tikiuosi, kad žmonėms patiko tie video, kur buvo montažiniai surinkimai. Tai visi tie kadrai, tai būdavo, aš neprisimsiu visų laurų, nes yra labai dėkingas savo videografui, bet daugelį tų kadrų buvo taip, kaip aš įsivaizduoju perteikti tą kaifą žmonėm, kaip viskas susideda, gražiai, tipo tiesiog tu pasižiūri ir gauni tokio biškį dopamino tokio, nes viskas gražiai susideda, ten tipo aфиgenos dalis ir žmogus paskui galvoja, nes aš tokį kontentą žiūriu. Tai aš norėjau tą perteikti čia, kad žmogus irgi gautų tą patį ir maždaug pamatyti, ar žmogui irgi tas domintų. Tai tas tie video turbūt nepasakysi, kad labiausiai atspindėjo, bet tą kontento dalį man viena iš labiausiai mėgstamiausių dalykų. Ta montažinė, kur, žinai, paleidimo, kur naudojom tą tipo, žinai, mechanizmą, kur kamera tai bus sliderius visus ir panašiai. Slideriai, ten, žinai, visi close-upai, kad būtų tas, žinai, SMR biškutė. Bet ar nemanai, kad tai yra lengviausia atkartojamas turinys? Jisai gražus, jisai estetiškas. Galbūt ir jo, bet procesas koks yra, nežinau, jis yra, nežinau, kaip narkotikas. O tai ta turinį, kuris savo ar žiūrovom? Aš ir kuriu ir savo, ir žiūrovai. Ta prasme, man turi patikti tą, ką aš darau. Aš negaliu kurti kontentą, jeigu man nepatinka. Make sense. Tipo, ir būna atveju, kad tu, pavyzdžiui, sakykim, galbūt reklamą ten darai dar kažkas, kur, tipo, galbūt tu nesutinkai, žinai, sakykim. Bet tą kontentą aš dariau ir nes man pačiam patiko tokį žiūrėti. Aš tiesiog valgiau tokį. Ir suprantate, tai nebūtinai gali būti, tai nebūtinai, kad tik tai ir daryti tą kontentą, kur tipo tai viskas, žinai, gražiai. Bet tu paimi idėjų iš čia, ta prasme, tu lipdai, žinai, kažkokį monstrą. Visi savo monstrus yra susikūrę, kaip jo perteikia, ne? Ten yra MKBHD, tas pats pasikartosiu. Bet, ta prasme, tu lipdai kaip tu, tai jeigu tu išmoksti vieną, ne, pavyzdžiui, tą montažinį daryti, tada tu jį gali perteikti kažkur kitose dalykuose, kur tu dažniausiai darai, kitose video formatuose. Tai ir viskas, tai per tą, žinai, mes per tą dar išmokom naudotis įrangą. Tais pačiais slideriais, tais pačiais lensais kažkokiais skirtingais ir tada tu jau bandai taikyti prie kitų video. Tiesiog paįvairini. Mes šiaip labai daug kalbam apie tai, kad buvai visgi tikrai ne vienas ir už tavęs buvo komanda. Kiek žmonių buvo jūsų komandai? Max buvo 11. Ok. Huge. Bet tai nereiškia, kad kokybė, kad, kaip čia paaiškinti, ne kiekybė, o kokybė. Nors ir kiek mūsų žmonių buvo, bet vis tiek gaudosi tiek visko, žinau, kosmosas, tiek visko norisi, žinai, daryti, 1000, žinai, dalykų vienu metu, nepadarysi. Ten gali būti belen kokia kompanija. Aišku, čia biški nelogiška. 11, žinai, tokiam startui, bet, jo, buvo, bet tuo momentu buvo. O kaip galvoji, ar būtų pagelbėję, jeigu jūs būtumėt dar geriau išsidirbę savo kontento formatą? Taip, būtų buvę geriau. Faktas. Nes šią sekundę... Nesam, aš labai keistai, tipo, nes noriu dėti savirėmus, kad tipo, ten kažkokia tipo
mes šustriausia dar kažką. Mes darėm daug klaidų. Dieve, brangus, kiek buvo klaidų. Ar ten su garsu pas mus turėjom problemą. Ir mes, pavyzdžiui, mes asmeniškai negalim sutvarkyti jos, nes ne nuo mūsų priklauso jau, ir kur jau tu jau viską darai, kad tokių nebūtų. Ir taip, tapsime, jo, jeigu būtume kažkokią geresnę struktūrą, kas man buvo labai svarbu ir ką bandai implementuoti, tai jo, tą sutvarkius, manau, net nebūtų reikėję, manau, ir sakyčiau, 11 žmonių. O kalbant apie ateitį, išmokai daug pamokų, pasisėmė daug patirties, turi vis tiek kažkokių vizijų, norų ir tikslų. Garantuoju, kad komentare kas nors parašys, o tai ir ponas laidų vedėjas vis dar kompus surinkinėja? Aš surinkinėju taip. Jeigu reikia žmogui, aš šiaip į kompus, kaip sakyt, jau nebelysiu. Tipo, kad kažką vėl panašaus daryti. Ar apie technologijas? Jo. Tipo, apie kompus vis tiek bus kažkokios, kontentas. Bet pačio jau pardavimų kažkokiu, dar kažko jau į tą sritį nelysiu. Supratau. Pabandžiau, paragavau, ačiū. O kokie tikslai asmeniniai? Aš realiai nuo mažens, net kad nuo mažens, bet kai pamačiau, kai paėmiau pirmą kartą iPhone'ą į rankas, 2008 gal. Ja, gal 2008. Mano tėvas turėjo sporto salę ir sporto salė būdavo, lankydavos toks žmogus ir jis visą laiką turėjo telefoną up to date. Okay. Visus šustriausius. Bet paprastas bičas. Ir aš kaip vaikas, man visą laiką būdavo įdomu tie telefonai. Ir aš eidavau pas kiekvieną ir bandydavau ir sakau, galiu pažaisti, o man ten kiek 10 metų, 9. Nu ką jie treniruojasi, tu neini, paprašai, pasiemi ir pageiminė. Ir tu bandai, čia taip, čia tas, anas. Ir kai paėmiau pirmą kartą iPhone'ą, kažkas buvo susidomėjimas to visų žinai dalykų. Galbūt iš to, kad konsuminimo, kad tipo įdomu žiūrėti, o per laiką atėjo ir ta mintis, kad blemba, aš norėčiau pats tą daryti. Ir tą video kažkokį padaryti. Kai pirmą kartą MKBHD video pasižiūrėjau prieš 1 metų, kažkas atėjo, aš prisimenu 2014, man atrodo, pradėjau streamint. Porą kartų esu pastreaminęs. Ir blemba, tas buvo toks jautuliukas, toks, kas čia per jausmas, žinai, kas čia tokia yra, geras, okei. Kažkada pradėsiu kontentą, kažkada darysiu. Tai va. Tai žodžiu, judėsi content creatoriaus keliu. Jo, aš noriu tą daryti, aš noriu fokusuotis į tą, ne į pardavimus, ar dar ten kažką, tipo, bet kuriuo atveju gaunasi, kad tu per video tu kažką pardavinėjai, bet kuriuo atveju, bet koncentravimas bus labiau į nežinau, turbūt kontentą kursi vos nesau, žinai. Žmonėms patiks, sure. Tipo, jau good fine. Point. Neapsikrausiu. Ar tai veža, jeigu, pavyzdžiui, žmogus prieina ir pasako geras video, jo, tas veža, tas patinka. Gal tai nebuvo maždaug, kad kaip ten prie autorių publiko prieina, ar prie, ten, nežinau, svarbiausia daryti, Simo. Bet kai ateina ir pasako, kad geras video. Fainai, vis tiek yra tas toksai įvertinimo momentas, kur žinai, kad ne veltui darai. Net jeigu tai yra 1, 2, 3 žmonės iš, nežinau, konferencijos ar dar kažko. Kažkaip visą laiką atrodo, kad smagu, kad nenuskendo ir kažkas pamatė. Jo. Žiūrėk, mes žinai šnekam apie pasiruošimą. Tai aš biškai pasiruošiau. Okay. Čia yra dalis apie tave. Sužinosim apie tave. Davai. Taip, dabar toks dalykas. Dabar norisi man sužinoti labiau apie tave. Čia yra segmentas Karolio Mano pokalbyje mane kalbina. Įdomu. Jo, tipo, tau reikės pasirinkti vieną iš 2 variantų ir tada argumentuoti, kodėl tu jį pasirinkai. Gerai. Argumentą gali būti trumpas, kaip tu pamatysi, tipo, ar tau kiek to reikia pasisakyti, žinai. Gerai. Bet turi būti honest. Let's go. Nes jeigu meluosi, let's go. Negalėsi kelti to video. Gerai. Gerai, pasiruošęs? Ne? Čia nebus labai kažkas tokio. Gerai. Samsungas ar Apple? Samsungas.
Labai paprasta priežastis. Nėra lengvesnio kelio šią sekundę switchint iš iPhone'o, kuris overpromisina ir underdeliverina pastaruosius 3 ar 4 metus. Ir tai yra mano visiškai nuoširdį nuomonė. O kada pasirinkot turėjai iPhone'o? Iš vis turėjai? Jo, aš 12 metų pilną Apple ekosistemą turėjau ir aš tiesiog switchinau kardinaliai. Okay. Aš paskutinį iPadą pardaviau prieš 2 savaitės. Okay. Ir dabar pasiėmiau tabą. Okay. Tai dabar kaip tik labai gerai, sekantis. Tabletas ir laptopas. Good question, my friend. Šią sekundę tabletas. Tabletas. Kad ir kaip keistai tai skambėtų, bet mano workflow yra super paprastas ir aš stengiuosi jį kuo geriau išdirbti. Ir šitoje vietoje, kadangi aš turiu 2 stacionarius kompus, nes maža ką, vieną studijoje, kitą namuose, laptopą aš turiu seną kažkur tais lentynai. Jo, dar tikrai guli, bet jisai jau nebefunkcionuojantis. Bet iš mano darbinės patirties, tai ką darau kasdieną, nežinau, fotoshootai, video medžiaga filmavimo metu ar dar kažkas, taip, laptopas yra gerai, bet jisai visą laiką svers daugiau. Kai tuo tarpu aš į tabletą įsidedu donglą, pasijungiu card readerį. Aš nekenčiu donglą. Žinai, yra card readerių nuo USB-C, nereiks ir donglą, žinai. Bet aš turiu galvoj, kad žiauriai paprasta peržiūrėt, ką padarai čia ir dabar. iPad'e, aš pavyzdžiui, San Franciske, kai buvau, montavau videką savo. Ir puikiai su DaVinci tvarkėsi. Ant iPad'o? Jo, dar tada ant iPad'o, nes DaVincis tik iPad'e buvo. Bet žinai, yra LumaFusion dabar, kuris veikia ne ką prasčiau. Kai reikia padaryti kažką on the go ir tu žinai, kad dabar aš kažkur dalyvausiu ir filmuosiu ir reikės deliverint kažką labai greitai, that's the way to go. Kai mes kalbam apie nuotraukų redagavimą, didžioji dauguma Lietuvos fotografų, nesvarbu, į ką jie specializuotųsi kaip main objektą, mano atveju, tarkim, produktai, ne? Vis tiek kažkiek renginių būna. Kaip taisyklė, tiem renginiam reikia žiauriai greitai deliverinti rezultatą. Bet kai tu varai į renginį, tu vežies 4 objektyvus, 2 fotiko bodžius, viskas sveria. Ir tu dažnu atveju po visą tą renginį tampaisi viską ant pečių. Tai, žinai, baterijos, pakrovėjai dėl viso pikto, licas, jeigu reikės. Visų pakrovėjai. Pasiemi, šitus 2 dalykus. Pala. A ką ten matau, atsuk tabletą dar. A tenai plėvelė? Ne, čia lipdukas su serial numberiu. Aš niekada jo nenuklijavau, nes jisai buvo ant pedo. Dabar tik nusiėmiau. Tai kas čia vyksta? Bet ką aš noriu... matai, Wi-Fi pasigau. Bet ką noriu pasakyti, kad procesas daug greitesnis. Visada turėsi gerą ekraną, visada spalvas atspindės. Ypač nauji Samsungo tabletai, aфиgenė. Būtent. Ir ką aš noriu pasakyti, kad spalvas visada bus tokios, kokios jos turi būti. Tau nereikės kalibruoti savo laptopo monitorius, kuris iš esmės yra nekalibruojamas. Gali, bet come on. Okay. O pirkti, ta prasme, nešiojimą kompiuterį kaip pagrindinį power horse'ą, kurį naudosi 4 kartus per ketvirtį? Come on, nesąmonė. Aš esu irgi dabar ant tos idėjos tipo tableto, nes laptopas aš kažkada labai norėjau laptopą, bet labai senai. Aš galvoju apie tai. Laptopas yra šūdas. Aš galvoju apie tai, bet aš tiesiog nematau prasmės turėti dar vieną kompą kaip kompą, kurio funkcijas aš pilnai patenkinu čia. Tik jeigu... Dar vieną telefoną, kaip mane. Jo, ir jo labiau, kad tu gali pasirinkti kaip deksą, jeigu nori, žinai. Kitas dalykas, kalbant apie planšetinį kompiuterį, ne? Aš esu kūrybininkas iš esmės. Man patinka generuoti idėjas, man patinka rašinėti ir researchus visokius darytis. Fact-checking man patinka žiauriai. Man patinka kartais komentaruose su random ateistais susikapau. Ta prasme, ateistais. Aš čia bet ką šoviu, žinai, čia gali būti ateistas, nežinau, vatnikais, bele kuo. Taip. Ir jeigu aš matau, kad nusispjaunu, aš stengiuosi nutilėti 9% atveju, bet būna tie 10%, kai ir aš turiu. Bet bendrai kalbant apie kūrybinį procesą, žinai, man patinka pasijungti keyboardą ir tiesiog padirbti kitaip.
kitoks darbinis procesas, kitoks workflow verčia tavo smegenis mąstyti šiek tiek kitaip. Ir kai tu gali pakeisti aplinką, kai tu gali pakeisti kažkokį metodą, man kaip technologijų entuziastui ir kartu kūrybininkui produktyvumas ir idėjas visai kitos ateina. Kai užknesi sėdėti čia, tu nueini pasiėmė savo gadgetą ir nuvarai kažkur kitur. Tai Samsungo tabletą rekomenduoja, ne? 100%. Ok, supratau. Ko galbūt reiktų palaukti? Labai depends, žinai. Aš pats asmeniškai su juo dar kol kas neturiu klaviatūros. Ji jau yra, bet dabartinė Magic Key, kuri egzistuoja, jinai neturi trackpadą. Pala, jie vadina Magic Key? Ne Magic Key. Aš čia taip vadinu. Ok. Tai, bet nesmė. Magic Key, tai. Nesmė. Bet esmė tame, kad ta klaviatūra, kuri dabar yra išėjus, jinai yra be trackpado. Jinai yra su raidėm, bet neturi to pelės dalykėlio. Jis tikrai ne visiems yra reikalingas. Mano atveju, aš, žinai, gal nesu tiek novatoriškas, kad jau visai pabėgt nuo to įprasto klaviatūros pojūčio, kurį turi ant kompo. Tai man jis padeda. Bet, pavyzdžiui, irgi dabar filmavau savo mokymus kartu su Simu. Pilnai viską downloadindavau, visą footage per tabą ir viskas buvo super. Nepasigėdau nieko, ko reikėtų iš kompo. Afigenai, super. Man labai patinka. Gerai, toliau. Mažiau. Taip. Ar in-ear, ar over-ear ausinės? Žiūrėk, žiūrėk. Aš suprantu, tai, bet žiūrėk, aš tau irgi galiu parodyti. Ja, taip, bet tu dabar šiuo metu esi su in-ear ausinėm. Aš turiu du tokius hobius. Arba, sakykime, mėgstamas technologinės nišas. Mes čia labai gerai kabinam. Viena yra laikrodis. Man šiauriai patinka laikrodžiai ir kaip jie trekina viską. Man patinka jas lyginti su medicininiais device'ais. Dabar labai faina. Man labai smagu gadgetas yra laikrodis. Ir yra ausinės. Aš nesu kažkoks audiofilas, kuris tą garsą suprastų ant tiek gerai. Bet man patinka girdėti viską montuojant. Ir kiekvienos ausinės, jos yra skirtos skirtingiam dalykam. Jeigu aš kalbu apie in-ear ausinės, kaip aš naudoju šiuo atveju, aš labai gerai girdžiu atskirius garso takelius, kaip kalbu aš, kaip kalbi tu, ir netgi ir foną šiek tiek girdžiu, jeigu kažkur kažkoks noisas atsiranda. Tu jas neizoliuoja. Jo. Ir aš galiu girdėti, jeigu kažkas pradėtų laužtis man pro duris dabar į studiją, žinai. Tipo. Kai aš kalbu over-ear ausinės, aš jas kartais naudoju, ne kartais, o dažniausiai naudoju montaže. Jos man yra patogios, jos gerai išskiria irgi visus garso lygius, pakankamai platus dinaminis diapazonas garso. Ir jas būtent naudoju tokiais atvejais. Aš negaliu pasirinkti in-ear ar over-ear, nes, pavyzdžiui, žinai, čia mes kalbame apie darbinį naudojimą. Turi pasirinkti. Jeigu tu, tipo... Jeigu reiktų visą gyvenimą nešiot vienas. Sakykime, jo, va šito atveju, ne? Vienas. Shit got real. Not really, ta prasme, straightforward. Matai, panašu link kur turėtum eit. Aš žinau, kur turėtum eit. Universaliau in-ear. Aš žinok tą patį, manau. Tavo atveju, aš apie tave būtų. Universaliau yra in-ear tada visais atvejais. Net jeigu tu esi netoks freakas kaip aš, kuris keičia ausinės ir jas turi turėti 4, nes aš turiu 2 darbo tikslais ir 2 consumer-based lygyje, ne? Jeigu aš einu pasivaikščiot, jeigu aš einu... Tiesiog to suprantu, aš irgi tik tai in-earus dėčiau. Taip, bet jo, aš tada rinkčiausi in-earus, jo. Jeigu taip, tiesiog universaliau. Ok. Ir jeigu įmanoma laidinius. Aha, ok. Nes, pavyzdžiui, aš negaliu, jeigu yra laidas, pašau, sakant, negaliu. Aš pasakysiu, kodėl. Šiaip rinkčiaus all the way belaidžius viską. Kai tu dirbi su garsu ir vaizdo medžiaga, aš suprantu. Lagas. Taip, sure, aš sėdėtinu su šitom ausinėm. Ir tikrai misini beatus, 100%. Senė, aš tau
Okay, gerai, tebūnė. There's a challenge. Okay, aš atsiųsiu tau reelsą ir tu man pasakysi, kur yra blogai sumiksuota muzika. Bet žinok, ne dėl miksavimo, dėl pacingo. Tarsi miksuot gali, viskas gerai. Ko negirdi, dažnu atveju taktas atsilieka nuo vaizdo. Kai būna beatas ir tu darai cutą, jisai beveik visada gali missint frame 2. Bet tu nebūtinai kuri video pagal, tipo, kad ant beato eitų. Mano atveju 9%. Tai tavo. O visa kita hebra, aš nekalbu apie save. Tada Bluetoothinės ausinės all the way, ta prasme, pasiemi Bet Bluetoothinės jau turi labai dėliai. Bet wireless daug mažesnis. 2-4 Hz. Jo, ta prasme, su tuo sutinku. Tai va dėl to, aš tiesiog nepernešu laidų. Ne vien dėl to, kad jas reikia tvarkyti, bet vien dėl to, kad jie tiesiog kaba. Aš esu turėjęs ausinės, kurios... Aš žinok, kai kada nors... Kiek jos yra krytusios. Kai kažkada atvažiuosi pas mane, tu pamatysi mano naujausią cable managementą. Tai tu... Senė, aš turiu idėją. Va, tu nukrisi. Čia mano kontentui. Aš atvažiuosiu pas tave tą laidus tvarkyti. Pasim daug daiktų. Turiu. Aš esu pasiruošęs tam. Ta prasme, kad tu įsivaizduotum, mano visi kompo slotai, kurių yra 10. Žinau, aš turiu solutioną. Visi yra užimti. Žinau, aš turiu solutioną. Doka. USB hubą. Tai va čia bus labai gera tema. Bet jo, gerai, tai grįžtant prie temos, aš renkuosi in-ear ausinės. In-earus, labai gerai. Šiaip iš tikrųjų aš irgi norėčiau pereiti prie to, bet paskui, kai pamačiau, kad SteelSeries išleido Elite versiją, supratau, kad aš liksiu prie over-earus. Nes patogu. Nes patogu, jo, patogu. Ok, gerai, toliau. Laidinė ar belaidė klaviatūra? Belaidė. Čia nėra belaidė, ok. Belaidė. Ta prasme, šiais laikais aš manau, kad... Savime suprantamas dalykas, kad dėl to, kad belaido? Jo. Ir šiaip, ta prasme, tikrai yra technologijų, kur niekuo neatsilieka ta bevėlė klaviatūra su 2-4 Hz. Jau dabar taip. Ir šią sekundę, ta prasme, taip, jinai gal kainuoja šiek tiek daugiau, bet come on, pirkti tik tais tam, kad nežinau, ta prasme, ne, tada jau belaidė tikrai. Už prieinamą kainą galima nusipirkti jau belaidę klaviatūrą. Tikrai. Ok. Sekantis. Ok. Ultravaidas ar paprastas ekranas? Sakykime, 27 inčų. Du paprasti ekranai. 21 tipo 21:9 tipo, jeigu reišio, tipo, jeigu imti šorką tipo ant 9. Tai va, du paprasti. Labai paprasta. Aš nesakau, kad aš kartais nepafantazuoju apie ultravaidą. Net vakar su kolega kalbėjau, kad gal visai norėčiau, bet du atskiri visgi yra patogiau. Dažnu atveju jų raiška gali būti geresnė. Ir kitas dalykas, net ir gamingo atveju, dėja, ne visi žaidimai bus pritaikyti ultravaidui, netgi mažuma bus pritaikyta tam. Taip. Tai tu nusipirksi ir turėsi žiauriai storus juodus barsus, kurie, mane tiesiog užknisinės. Ir iš kitos pusės pigiau. Ta prasme, jeigu nori tikrai gero ultravaidą, jis kainuos. Taip, be abejonės. Tai šitoj vietoj du paprasti, 2.7 įtraukai. O jeigu biudžetas neįtakoja pasirinkimų? Aš matai nesu tas žmogus, man patinka faina technologija, bet aš nesu tas, kuriam reiktų, aš labai tokį monitorių brangų ten ultravaidą priskirčiau vis tiek prie flash'e skilties, kur permokėt tik tam, kad gaut ultravaidą, nors už 2x mažesnę kainą, ar ten 1% mažesnę kainą gali nusipirkti 2.7. Ne, aš šitoj vietoj paprastas žmogus, žinai. Ok, gerai. OLED ar IPS? Man OLEDas dažniau asocijuojasi su teliku negu su monitorium. Ok. Aš pats visus monitorius naudoju IPS panelės. Vieną turiu VA vis dar. 2K. Žiauriai fainas. Bet jam reikia, žinai, gero kambario švietimo, kad jisai tikrai gerai rodytų. Jo. Bet OLEDas su True Black. Aš rinkčiausi gal OLEDą. Ok, labai geras pasirinkimas. Aš sim labai sutinku.
Čia, žinok, net tos spalvų sodrumas, tas faktas, kad jisai automatiškai yra tikslesnis, Jo. mane tas žavė. Čia yra kaifas. Jo. Jeigu kalbam apie estetiką ir vat, kur galima šiek tiek primokėti pinigų ir gauti tikrai gerą produktą ir technologiją, tai OLEDas, nors OLEDų vis dar kol kas žmonės šiek tiek prisibijo dėl to, kad atsiras Po truputį. jo pikseliai, bet teiktų. Ta prasme, Ir kiek yra OLED Care visų dalykų garantinis yra ne 2-3 Tai- metai. kalbant, žinai, apie tą patį Samsung ir net nebūtinai apie Samsung, LG, dar kažkas. Jie jau turi technologijų, kurie turi tos automatinius atsitiktinius refreshus, Taip. kad pikseliai nebūtų sustingę, ta prasme, ir jie pastoviai keistusi ir judėtų. Man gal kas ne visada patinka ir užknisa gal net sakyčiau, kad dažnas OLED ekranas turi tą užsklandą animuotą, kuri man šiek tiek primena 95 Windows'o. Užsklanda. Kokį užsklandą? Tam, kad- Susidort. Čia gal telikam daugiau galioja, bet aš esu matęs ir ant monitorių. Kad tam, kad nebūtų vienoj vietoj atsikartojančio teksto, būna pasidaro tas toksai animuotas slaidas. Nesimatėt? Pas mane nebuvo tokio dalyko, pas mane būdavo visas freimas, tiesiog vos netrodo kaip 1 mm pasistumė į vieną kampą, į kitą ir svatai atlieka ir atrodo, kad kažkas negerai su ekranu, bet iš tiesiog, Jo, tam, kad pikseliai judėtų. jo, tai realiai apart tokių dalykų nebuvo. Yra kita labai fana technologija, kur pasatus yra, kur tipo, ar matau dabar jau LG turbūt irgi turi, yra sensorius, tu ateini, įsijungi, išeini, atsijungi. Jo. O čia yra visai. Make sense. Make sense. Tikrai, žinai. Vartotojo patirtis aukščiausios klasės. Jo. Ir jinai veikia. Bet kas yra aфиgenai? Nes dažniausiai tai sensoris tenai gali būti ir, nesąmonė kažkokia. Ok, tai OLEDas, ane? Ok, fantastika. Gerai, idam toliau. Čia dabar gali būti saldesnis biškai. Nu, S25 Ultra ar Foldas? nustebinsiu. Garantuoju. Žinau, ką tu pasirinksi. Aš naudoju abu. Bet? Nėra bet. Žinai, kas yra bet? Bet ir yra, kad aš negaliu pasirinkti. Bet tu turi pasirinkti. Aš juos daily naudoju abu. Nes naudoji. abu. Tai dabar techniškai Karolis ką tik paflexo ant jūsų. Aš kiekvieną dieną naudoju abu įrenginius Ok. ir net kai man skambina, man jie skamba abu. Va, abu pakrauti, abu veikiantys. Aš juos kiekvieną dieną renkuosi, su kuriuo paim pagal nuotrauką. Okay, Prasme, žiauriai sunku pasirinkti. Ir aš tau galiu pasakyti. All-in-one gadgetas, jeigu tu esi super simple ir panašiai, S25. Geriausia kamera, geriausi procesoriai, geriausias aušinimas, viskas, kas geriausia. Dizainas. Ką? Ką? Dizainas irgi geras. Man pavyzdžiui, kampuoti telefonai šiaip patinka. Aš suprantu, kad tau patinka apvalumai, I get it, bet leave it. Avaman. Bet, ką aš noriu pasakyti? Foldas. Ta prasme, apie ką mes kalbam. Tai yra technologinis šedevras. Vien tai, Bet tu turi pasirinkti. Tu negali atmazinti, tu jau atmazinti, tu turi pasirinkti. Aš žinojau, kad tau bus čia va. Kažkas vyks, žinai, galvoju. žinok, aš gal rinkčiaus foldą. Ok. Aš gal rinkčiaus foldą. Ir žinai dėl ko? Jis tiesiog įdomesnis telefonas. Aš suprantu. Aš tą puikiai suprantu. Aš esu kažkada kėlęs storius, tuos pamontuotus, kur pas save būna kartais įsikeliu, pafilmavęs grinai viską Mačiau. telefonu ir su katinu. Sekmadienį, kur darėjai. Jas, sekmadienį ir šeštadienį. Šeštadienis. Ar pajauti kokybinį skirtumą? Jo, mačiau. Ant kiek tamsu viskas. Tamsu buvo dėl to, kad laukas ekspozintas. Jo, bet Ir aš visą laiką visus kadrus pritamsinu. Bet ar tu pasakytum, su kuriuo telefonu, kurią dieną buvo daryta? Jeigu reiktų spėti. su foldu sekmadienį. Atvirkščiai? Šeštadienį buvo daryta su S25 ir sekmadienis. Ai. Nu, tiksliau,
Šeštadienį su foldu, sekmadienį su iPhone 5. Blyn, aš galvoju, kad pataikiau. Ne. Blyn, aš galvoju, kad sekmadienį su foldu. Beveik neįmanoma atskirti. Mes supraskim, kad tai yra neskelbiamas dalykas, bet pasigūglinkit, kokia kamera čia stovi. Ta kamera tu turi kišenį šią sekundę. Taip, žinau, aš žinau, kad jie tą pačią kamerą turi. Tai va, tai supranti, jisai jau turi viską. Ir aš ten, žinai, net nesiskundžiu nei bateriją, nei ką, o tu turi 3 ekranus. Tarsi, ant kiek patogiau yra filmuoti viską, tiesiog atsidarius ekraną ir naudojant paprastą kamerą, žinai. Jo, čia yra faktas. Čia yra tiesiog įdomesnis dalykas. Aš jau net nekalbu apie gamingo experience, kur, pavyzdžiui, aš telefone mėgstu pažaisti Wild Riftą. League of Legends. Okay. Gerai, suprantu. Vienas žaidimas, prie kurio grįžtų karts nuo karto. Ir supranti, tabas jau yra didokas šitam žaidimui. Šiaip ant tabo žaisti viskas ok. Bet šitam žaidimui, kai tavo pirštais turi būti pakankamai aktyviai judėti ir patogu būt pasiekti, jau jis didokas. Ant šito tobulas dydis. Tu turi 120 Hz, tu turi žiauriai gerai išdėstą layoutą, tu turi galingą procesorių, telefonas beveik niekada nekaista. Tiesiog. Fantastika, ne? Ir tu haresini visus. Visus haresini. Literaliai. Labai gerai. Ok. Foldas. Labai gerai. Aš tą norėjau išsiaiškinti. Sekantis. Gerai, prieš paklausant, ar matei naujausią Xiaomi telefoną? Taip. Gerai. Xiaomi 17 Pro Max'as ar iPhone 17 Pro Max'as? Kurį rinktumės? Pirminis technologinis pasirinkimas būtų Xiaomi. Ok. Pasakysiu kodėl. Aš vis dar pykstu ant Apple, tai čia dėl to, bet yra kultūrinis pasirinkimas, kuris gal sakytų, kad imam tą obuolį, žinai. Bet ne, aš imčiau iš Xiaomi, man tiesiog būtų įdomu pabandyti tą jų second screeną kitoj pusėj. Žiauriai nice to have widgetas, tikrai nebūtinas, bet aš matau tame naudos. Uždėsi, ne? Uždėsi kažkur, ne? Jo, galėsiu. Ok, labai gerai. Nu jo, man šiaip patiko, bet aš, kiek supratau, iš benchmarko tas naujas procesas nelabai kažkur nuėjo. Galbūt vien dėl to, kad yra tikimybė, kad Xiaomi biškio optimizacijas kažkokios netokios padarė. Bet klausimas, ar ne porą update neįspręs? Tai jo, tai čia visai galima kaip sakant, atsiremti prie software update. Bet šiaip, aš sakau, aš mėgstu bandyti skirtingus įrenginius ir aš tikrai norėčiau išbandyti jį. Why not? Ta prasme, pasižiūrėti, kaip jis veikia. Mane sudomino tas screenas, antras tikrai labai jisai... Baterija kosminė, bet ką aš noriu pasakyti, nes jie šiaip 1:1 sudedant atrodo labai... Vienodi. Taip. Jie vienodi yra. Xiaomi. Gerai. Fair. Sekantis. Kurį pasirinktum? Micro USB ar Lightning cable for life? Makro USB ar... Micro. Micro. Micro, jo. Faktas, kad Lightning for life. Ne? Aišku. Ok. Imsim gigabitą ir kabosim ant to. Aš netikiu, kad mikro pasistumės kažkaip stipriai į priekį dar šiais laikais. Nu, jis miręs, techniškai. Tai va. Bet žinai, dėl to, kad Lightning, o taugi nepatinka Apple, čia iš tos pusės. Aš suprantu, bet čia, žinai. Okay. Bet pasirinkai Lightning, ok. Tarsi mes kalbame apie technologiją, žinai, už šitoj vietoje. Yeah, taip, bet Lightning, ok, fair. Gerai, man tinka. Gerai. Jeigu aš gerai prisimenu, prieš kokį pusę metų mes esam susirašinėję apie vieną iš tokią įdomią įrangą, kuri susijęs su garsu. Ir jeigu neklysiu, tai yra arba Go XLR-as, ne? Arba? Okay. Arba Rodecaster Pro? Arba Rodecasteris, jo. Tai kuris? Rodecasteris. Rodecasteris, ne? Rodecasteris. Go XLR-as miręs reikalas. Ok. Ta prasme, žiūrėk, labai ilgus metus Go XLR naudojo didelę dalis streamerių ir content creatorių,
Taip. juos susipirko, bet į Lietuvą, pavyzdžiui, atvažiavo biškyje pavėlavę. Tie, kas nusipirko anksčiau, dar spėjo panaudoti. Bet iki šiol vis dar kalbama, kad tai yra pigesnė galbūt alternatyva, sakykim. Bet mes supraskim vieną faktą, kad jie nebepalaikys, kaip supratau, savo tų senų įrenginių ir jie toj bus useless. Tai realiai, jeigu juos kažkas vis dar turi, jau gali panašu, kad ruoštis taupyti šaibas. Ir net nesigaus turbūt parduoti, o teks tiesiog Jo, ta prasme, padėti. jeigu tu va dabar, žinai, dar kažkam prastumsi ant dienų ir tas kažkas bus nesusipažinęs, kad čia jau gali būti end of story, Jo. tai kind of apgausi žmogų, atgausi kažkokią dalį savo pinigų. Bet ar taip yra sąžininga, nežinau. Gal geriau pasitaupyk ir būk ramus, kad esi dar kartą kažkas kažkur neapmėti šūdais. Ok, gerai. Sekantis. Dabar iš kontento pusės. Podcastas ar review video? Review video. Review video. Ok. Tiek tau pačiam patinka nufilmuoti ir pačiam žiūrėti. Jo, paprastesnis kontento produsinimas, tam tikrą prasme, daug didesnė tikimybė paliesti daug skirtingų temų, pastovus atsinaujinantis pūlas informacijos ir naujovių, kur niekada nebus nuobodu. Su podcastais tu gali išsisemti, mes jau matėm ne vieną tokią situaciją, kur pradėjo, neįsivažiavo. Ir matom. Ir matom. Nu, ir suprask, podcastai iš vis yra atskira tema. Supraskim vieną dalyką. Jeigu tu buvai tavo veidas ir atėjai daryti podcastą, didelė tikimybė, kad tave žiūrės. Viskas faina, viskas ok. Jeigu tu esi naujas ir nori pradėti daryti podcastą, tu dažnu atveju neįsivertinsi kelių labai svarbių faktorių. Tavęs niekas nežino, tavo veidas yra nežinomas ir tu dabar prašai, kad tavęs nepažįstamas žmogus ant tavo nugludinto thumbnailo spaustų ir praleistų su tavim valandą. Tai yra kosminis prašymas. Tai yra kosminis prašymas, jeigu tu neturėjai jokios patirties iki to. Antras dalykas – podcast'o producinimo kaina. Jeigu tu nori daryti net ne online podcastą, o vietoje, tu turi susipirkti kabelius, tu turi susipirkti kompus, tu turi susipirkti mikrofus, tu turi susipirkti apšvietimą, tu turi susipirkti kameras. Viena kamera nieko nesprendžia. Kas nori padaryti podcastą su viena kamera, mes turim kokybę, kur niekas nieko nežiūri ir tiek žinių. Ko dar kas neįsivertina, tai užkulisių podcastų organizavimo. Kai aš pradėjau daryti gyvus susitikimus, nufilmavau lygiai vieną. Nes po to 3 pokalbis iš eilės cancelindavo dieną prieš, 2 dienas prieš arba net ir tą pačią dieną. Kas reiškia, kad aš tą dieną nefilmuoju, vadinasi, aš tą savaitę neįkeliu. Aš tą savaitę neįkeliu, vadinasi, aš laukiu kitos. Nes tu labai greitai žmogaus nesusikursi, nepasikviesi, kad jisai būtų čia ir dabar ir dalyvautų ir viskas būtų ok. Tai išlaikyti consistency kaip one man band yra beproto sudėtinga. Tai aš kartais esu iš tų žmonių, kur atrodo galiu būti ekstravertiškas, bet aš labai dažnai pradedu galvoti, kad aš esu išreikštas intravertas, kur tam tikrose situacijose aš tiesiog galiu performint, bet iš esmės, kurt užsidarius vienam ir būti priklausomu tik nuo savęs ir gyventi savo stiliuje, kaifas. Ja, ok, gerai. Taip, dabar šiek tiek bus smūgis žemiau juostos. Davai. Servas ar pilna external driver? Aš žinau, kur tu link suki. Aš esu apsivalęs ir dabar nebėra jau 8 hardų prijungtų. 6. 3. O, ok. Ir visi SSD. Ir visi USB-C. Ok, gerai. Tai jo, aš vis dar šitam old school'e. Žinau, kad yra efektyvesnių sprendimų. O taip. Bet žinau jų kainą. Ok, ir? Brangoka. Patogu? Nesaugu. Ne. Jei nejungi prie interneto, faktas, kad saugu, viskas okeisto. Bet dažnu atveju yra issues su saugumu. Nes viskas, kas patenka į internetą, jeigu tu turi cloud prieigą iš bet kur,
dažnu atveju tavo slaptažodis yra admin arba admin šauktukas 123. Gerai, pas tave external šitiegi driveriai nėra. Aišku, kad ne, nes jeigu kompą pasiekiai, tai ir pasiekiai. Tai vienareikšmiškai, žinai. Tik tu visada toks atrodo, žinai, kad gali išsitraukti, neštis ir tiek žinių. Bet jeigu rimtai, tai idealiam situacijom aš turbūt faktas, kad rinkčiau servą. Labai gerai. Aš net galvojau, gal antrą kompą paversti servų. Aš supras, kad aš tau metu hintus. Nori man padovanoti servą? Ačiū toks hintas. Nu, bramba, aš toks optimistas. Tikiuosi. Aš supratau. Gerai. Okay, gerai, servas, teisingai. Taip ir turi būti. Čia nereikia laužyną atidarinėti pas save. O jo. Gerai. Paskutinis. Keep it. Čia yra tema tau labai arti tavo širdelės. Čia galim sakyti galbūt ir galbūt kažkokia gal nuoskauda, dar kas nors. Čia labai galima įvardinti. Įvairiai. Jakučionis ar buzelis? Buzelis. Okay. Tai ačiū, kad... Ta prasme, come on, aš jakučionio marškinėlių dar negaliu nusipirkti. Taip, aš suprantu. Viskas gerai. Bet labai noriu. Aš šiaip, žinok, turiu tokį dalyką. Man šiaip kažkas žiauriai artimas, ta prasme, tai vaikystėje visą laiką žaidžiau, kiek tai galėjau ir kiek sveikata leido. Bet iš esmės, aš nuo NBA buvau labai atsiribojęs ilgą laiką. Ir kažkuriuo metu, kai dar buzelis buvo mokyklai, pradėjau jį trekinti. Man patiko jo mentalitetas, man patiko jo social presence ir tas visas, žinai, dalyvavimas socialiniai kultūrai. Matosi, kad jis yra daugiau amerikietis nei lietuvis 130%. Ta prasme, iš viso mentaliteto, iš visko. Nors ir ten turi tų lietuviškų šaknų. Bet bendrai žiūrint, jis pasirodė labai smagus. Ir vat būtent jisai, ir dabar Jakučionio atėjimas, pradžiai išvažiavimas į NCAA, į Illinois, žinai, tada galiausia patekimas į Miami Heat, vakarykštis superinis jo pasirodymas, 8.10 asistų, wow, ta prasme, pirmas geimas, wow. Tai mane apskritai džiugina lietuvių pasirodymai ir aš pradėjau sekti, bet būtent tuos jaunuosius žaidėjus. Nes vienu metu aš buvau labai pasinėręs į NBA ir tiesiog kažkurio metu pagavau save, kad kam aš trekinu visą tą statistiką, jeigu aš niekas to nedarau. Tai čia buvo mano pirmas toks etapas. Lygiai tokį patį savo klausimą uždaviau, kam aš trekinu visas technologinės naujienas, jeigu aš niekas to nedariau. Tada pradėjau kurti kontentą, žinai. Tai vat su krepšininkais yra lygiai tas pats. Čia mano toks naujas lapas, kur vėl mane NBA sugebėjo susigrąžinti, bet tik lietuvių dėka. Labai. Tai vat toks, sakau, man labai mielas dalykas širdžiai. Aš tikiuosi žmonėm patiko šitą rubriką su Karoliu. Reikės gal gepus iškarpyti, nes labai daug japinau, ne? Bet gal ir paliks. Tebūnie. Kaip tau geriausiai gausis? Aš šiaip stengiuosi kuo mažiau karpyti. Viskas labai gerai. Bet mes ką tik sužinojom, ką mėgsta Karolis, labiau tokio iš asmeninės tokios pusės. Kas patinka, kas nepatinka, kodėl patinka, kodėl nepatinka. Tai aš sakau, aš paprastas bičas. Bet labai gerai. Tai va, aš norėjau tokią, žinai, mes šnekėjom apie pasirašymą ir pagalvojau, kad bramba reikėtų kažkokią rubrikėlę padaryti. Tu realiai užpildai mano Bliss klausimyną, kas šiaip iš tikrųjų yra nuostabu. Matai, aš norėjau kažką tokio įdomesnio, aš tikiuosi, kad žiūrovai, kuris žiūrės, aš tikiuosi ir matau, kad žiūrėsi. Tiesiog, kad paįvairint, kad šiek tiek nebūtų į mano pusę, ir turbūt galbūt žmonės ir žiūrėjo, gal ir ne, bet kad tai labiau ir kad jis pažintų labiau ir šiaip smagu, labai ačiū tau, kad pasirašai. Iš asmeninės pusės, kad biški toks būtų, žinai. Esi pirmas žmogus, kuris man uždavė tiek daug klausimų per pokalbį visą. Aš norėjau ir daugiau sugalvoti, kažką įdomaus, bet pagalvojau, kad reikia tik paliestas tokias artimesnės temas, kurios yra tau aktualiausios. Aš gerai turiu tau vieną baigiamąjį klausimą, kurio gal per daug ir neišplėsim, bet kaip galvoji, žvelgiant iš šono, kokią dabar YouTube'o stadiją išgyvenam Lietuvoje? Kur yra YouTube'o kokybė Lietuvoje lyginant su užsieniu? Čia užsienis, čia tipo maždaug, kur mes... Kaip koreliuojam? Mūsų nesimato. Pritariu. Aš manau, taip, galim sakyti. Su visa pagarba visiems, kas daro kontentą.
Ta prasme, aš matau, kad kartelė, kurios užtenka, tiesiog yra pakankamai paprasta. Ir tai pasako labai daug apie mus kaip apie tautą. Ar mes kylam? Taip. Jo. Sparčiai. Ta prasme, yra žmonių, kurie tikrai daro nuostabų kontentą. Taip. Ir ta prasme, tas pats gebėjimas išeiti net iš online į offline, iš streamingų į renginius, iš visokių challenge'ų online į realius challenge'us. Ta prasme, tai yra faina. Bet tokių žmonių yra vienetai. Taip. Mūsų ir nėra šiaip labai daug. Jo. Labai yra sunku kažką tokio, žinai, išgimdyti kažką kosmiško. Tai mums dar labai toli. Bet, žinai, gera žinia ta, kad daug kas bijo, kad galbūt nėra vietos pradėti kurti turinį, tai jos yra ir jos yra bele kiek. Jos yra tiesiog... Aš gal ko nepalinkiu niekada niekam, bet dabar pagalvoju, kad gal ir metas. Pirmiausia, tai nustokit galvoti, kad visi yra konkurentai. Mes visi turėtume bendradarbiauti ir bendrom pastangom auginti tą mūsų žiūrovą, jo estetinį pojūtį, jo poreikį į kokybiškesnį turinį ir apskritai į turinio įvairovę. Ir jeigu mes dažniau kolaboruotumėmės, jeigu mes nebūtume susiskaidę, o visi bendrautumėm, draugautumėm, visi iš to išloštų. Man koliabai yra turbūt didžiausias kaifas. Man asmeniškai, man labiausiai patinka. Ten kai darėm su Edgaru video, su Šarūnu. Prikolas. Ir pamiršau pliankę nuimti nuo kūlerio. Pasme, vapšė yra kaifas. Ar ten su tavim, kai darėm podcastinį variantą, irgi buvo. Žiūri, fine. Jo, kas čia dar? Omantas. Omantas vis laik turi savo idėjų. Kaip viską atfeikinti iki negalėjimo. Su Omantu, tai su Omantu gali kurti. Bet tai man, pavyzdžiui, koliabai yra mano vienas iš mėgstamiausių dar tipo tokių. Nes aš matau, kad Amerikai tai daro. Ir aš buvau, tai reikia su visais daryti. Paimi ir darai tiesiog. Šiaip apie technologijas Lietuvoje nėra taip, kad kalbėtų labai daug žmonių. Jo. Arba jeigu kalba epizodiškai. Jo, ir vienetai, realiai vienetai. Komedija, ten kažkoks, dar kažką, tai ten jie visi tą daro. Matai, mes Lietuvoje mėgstam farus, 24 valandas, tavo pagalba ir realybės šou, tai labai natūralu, kad tas turinys, jisai turi to pasijuokimo sindromą ir dėl to skečai ir visi komikai yra on top. Nes tai yra tiesiog paprasčiau, grįžus, aš pavyzdžiui pats nuoširdžiai suprantu, tu grįžti iš darbo, nusikalęs ir tu nori tiesiog išjungęs galvą, gerai praleisti vakarą, neužsigrūzinant kažkokiom pertekliniam naujienom, kurios gali sugadinti tavo nuotaiką ar net kelt stresą, nerimą, paniką, dar kažką. Taip. Ir tu tiesiog pasimėgauji tuo komedijiniu turiniu ir viskas tai yra okay. Jo. Tai gerai, Tautvilai, ačiū tau labai, kad sutikai sudalyvauti. Smagu buvo tave pakalbinti kaip ir visada. Mes su tavim, ta prasme, tarp durį atsisveikinam po valandą, tai aš nesistebiu, kad mes ir dabar jau pusę valandos bandom pasakyti ate viens kitam. Jo. Sakai, kad valandą trūksim. Taip, valandą 30 yra, žinok, it's okay.